Dar nebyliojo kino laikais muzika užėmė ypatingą vietą perteikiant filmo dramaturgiją ir siekiant nuslopinti projektoriaus ūžesį. Kino teatruose seanso metu skambėdavo gyvai atliekama muzika. Praėjusio amžiaus 3-ame dešimtmetyje pasaulyje, o Lietuvoje 4-ame dešimtmetyje garsas jau įrašytas sinchroniškai. Lemiamas kriterijus tarpusavio susitarimų buvo ne tik, kad muzika akompanuoja filmui, leiskite savo profesiniam kategorijom pasakyti, bet kaip jį veda į priekį, tą filmą, ką jį dar iš savęs pati muzika daro. Tai čia tokios buvo mūsų prerogatyvos. Pernai sidabrinės gervės statulėlę laimėjęs kompozitorius Gediminas Jakubka ir šiemet atsidūrė tarp 5 filmų, kurių muzika gerąja prasme įstrigo kino apdovanojimų komisijai. Dokumentinėme filme Dulkės kaulai ir stebuklai sinchroniškai kalbėjo vaizdai ir melodijos. Vaidybinio filmo Siena dramatiškumą dar labiau sustiprino kompozitorius Dominykas Digimas. Su Lietuvos ir užsienio režisieriais dirbantis Dominykas dažnai į savo kūrybą įpina melancholiją. Tokiomis emocijomis apipinta ir ilgametražio filmo Siena muzika. Edvardsas Broderas savo kūryboje nevengia eksperimentuoti, pavyzdžiui, chorą derina su gamtos garsais. Latvių kompozitorius jau yra dirbęs su Lietuvos kino kūrėjais. Šįkart savo klausą, patirtį ir talentą sudėjo į filmą Renovacija. Penkių šalių bendrame filme Vieniša mama už muzikinį takelį buvo atsakingi 2 lietuvių kompozitoriai – Paulius Kilbauskas ir Vygintas Kisevičius. Ne pirmą kartą draugė dirbantis duetas yra ne vieno apdovanojimo nominantai ir laureatai. Paulius Kilbauskas taip pat laimėjęs ir sidabrinę gervę. Nominantų sąrašą vainikuoja kompozitorius Domas Strupinskas. 2 sidabrinių gervių laimėtojas svariai prisidėjo prie tarptautinio filmo Smėlio užtvanka. Muzikos kūrėjas filmą paryškino personažų išgyvenimus pabrėžiančiais melodijų atspalviais. Operuojant klasikinėmis muzikos kategorijomis paprastai akompaniamento niekas neklauso, visi klauso solisto. Šiuo atveju mes stengiamės, labiau kreipti dėmesį į muziką per se, kiek jį tą patį filmą veikia, kiek jį dar galbūt net paralelinį siužetą sukuria. Nacionalinių kino apdovanojimų geriausiai paaiškės gegužės 31 dieną.